Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus, Laudato Si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą epizodą Kas naujo, profesoriau? Valterį? Martinai. Ar žinojote, kad naujoji pasaulio tvarka yra jau įgyvendinta? Na, iš pavadinimo taip atrodo. Davosas, pasaulio ekonomikos forumas, karaliai ir pirkliai įgyvendino naująją pasaulio tvarką. Ar bandote duoti suprasti, kad tai jau įgyvendinta? Na, turėsime pamatyti. Taigi pradėkime maldos žodžiu. Mūsų dangiškasis Tėve, pasaulyje vyksta tokie svarbus dalykai ir jie praeina nepastebėti. Padėk mums atskleisti šios dalykus. Taip pat apšviesk mūsų protą ir vadovauk mūsų diskusijais. Jėzaus vardu. Amen. Vieni traukia į kairę, kiti traukia į dešinę. Vieni kaltina, o kiti vėl kaltina. Bet manau, jie sėdi prie vieno stalo. Ką tu manai? Aš sutinku su jumis. Žinote ką? Yra daug dūmų. O už tų dūmų daug kas vyksta. Taip, veikia Hegelio dialektika. Ir jūs galite išgirsti tą, kuris sako, taip turi vykti. Paimkime pavyzdžiui Tony Blairą, o tada DeSantis sako, miręs vandenyje, jis čia nepateks. Bet jie visi priklauso keistoms draugijoms, ar ne? Matote, buvo daug kalbama apie Davosą. Ankstesniais metais apie tai negirdėjome tiek daug. Ne. Bet kiek laiko Davosas tęsiasi? Labai, labai ilgai. Ar manote, kad jei dabar girdime, kad jie kalba apie naująją pasaulio tvarką ir visus šios dalykus, kas vyko tada? Tai vyko jau seniai. Taigi pažiūrėkime į žaidimą, kurį jie žaidžia ir pažiūrėkime, ar galime ką nors iš to pasisemti. Na, čia yra straipsnis apie Davosą ir jis yra nuo 2023 metų sausio mėnesio. Svarbus asmenys grįžta į Šveicarijos kalnus ekonomikos krizės metu. Šių metų forumas bus pirmasis įprastų laikų, sausio viduryje, nuo COVID-19 pandemijos pradžios. Jis buvo atšauktas 2021 metais ir nukeltas į praėjusių metų gegužę. Todėl sumažėjo lankomumas. Jis prasidės pirmadienį ir tęsis iki penktadienio. Taigi dabar tai jau istorija. Ir mes pasakėme, kad nekalbėsime anksčiau laiko, nes tada visa tai yra spėlionės. Taigi kalbėsime vėliau, kai tai vis tiek dar spėlionės. Tai spėlionės, bet tada jie gali kalbėti patys už save. Jie gali kalbėti ir meluoti patys už save. Taip. Taigi pasaulio ekonomikos forumo pirmininkas Borge Brende, nežinau, ar aš teisingai ištariau, tikiuosi aš pažeidžiau, nes jie nusipelno, kad jų vardai būtų pažeisti. Manasis yra nuolat pažeidžiamas, tai kodėl nepažeidus ir šio? Atkreipė dėmesį į ekonominius priešinius vėjus, kylančius virš šių metų renginio. Brende pažymėjo rekordinį dalyvavimą mažiausiai 52 valstybių vadovai, kurių daugiau nei pusė iš Europos. Na, tai tik norint parodyti, kad tai ne pyragas danguje, tai svarbus įvykis su visais šiais svarbiais asmenimis. O tikrai, ir jei paimsite Danieliaus 10 pirštų, visa tai labai pranašiška. Taip,
Taigi savo dabartiniuose vaidmenyse, įskaitant Filipinų prezidentą Marcosą jaunesnįjį, prezidentą Gustavo Petro iš Kolumbijos ir prezidentą Yoon Suk Yeolą iš Pietų Korėjos, keli Baideno administracijos pareigūnai, įskaitant specialųjį prezidento pasiuntinį klimato klausimais Johną Kerry, kaukolės ir kaulus, slaptos draugijos narys. Tikiuosi, kad jis paėmė keletą kaulų, kad galėtų juos išmėti. Nacionalinės žvalgybos direktorė Avril Haines, FTB direktorius Christopher Wray, JAV tarptautinės plėtros agentūra Samantha Power, JAV prekybos atstovė Catherine Tai. Tik paminėti įdomu, net FTB direktorius, taip, kodėl jis ten? Kodėl jis ten? Taigi, tarp verslo lyderių, kurių dalyvavimo paskelbė Pasaulio ekonomikos forumas, yra BlackRock generalinis direktorius Larry Finkas, Salesforce pirmininkas ir vienas iš generalinių direktorių Markas Benioffas bei Bain & Company pirmininkas Oritas Gadiešas, JP Morgan Chase generalinis direktorius Jamie Dimon taip pat planuoja dalyvauti, pasak pranešimų. Kiti žymus veikėjai, kurie dalyvaus, yra Europos centrinio banko prezidentė Christine Lagarde, Tarptautinio valiutos fondo generalinė direktorė Kristina Georgieva. Ir tai tik tęsiasi ir tęsiasi. Ir žinoma, Al Goras su šiuo mažu klimato kaitos trimituku, kurį jis nepaliaujamai pučia. Jis buvo tiek daug kartų demaskuotas, bet jei kartosi melą vėl ir vėl, galiausiai žmonės gali tuo patikėti, tiesa. Taip. Aš žinau, dėja, galbūt dauguma žmonių, nes mes turime, jei pažvelgsite į statistiką, tik mažuma iš tikrųjų žiūri į tikrus faktus. Taip. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar juose yra visi moksleiviai, nes jie akivaizdžiai daugiau žino apie klimato kaitą nei mokslininkai, kurie jai prieštarauja. Na, jei galėčiau čia taip pat užtarti, mes kalbėjome apie tai, kada tai buvo įgyvendinta, kada visa tai prasidėjo. Jei manote, mes daug kartų apie tai kalbėjome, bet buvo tas filmas Nepatogi tiesa. Taip, toks buvo mūsų tikslas, bet turiu omenyje seną filmą apie Flintą arba Mūsų žmogus Flintas. Taip, 8-ame dešimtmetyje. O pradžios scena buvo apie klimato kaitą. Taip, tai vyko jau seniai. Kritikai jį taip pat išjuokė dėl veidmainystės, nes aukšti asmenys kartais atskrenda privačiais lėktuvais prieš imdamiesi kovos su klimato kaita politikos. Visi šie svarbus žmonės taip pat finansuoja karus, ar ne? Taip? Ar šios įmonės nefinansuoja karų? Tai buvo per amžius ir jie meta visas šias bombas, kurios visiškai neprisideda prie klimato kaitos stabdymų. Ne. O dabar yra Ukrainos atstatymas, tai turi įvykti. Ir kas ten dalyvauja? Kaip apie tai, koks anglies pėdsakas bus? Taip, ir tos pačios įmonės, kurias matėme čia, JP Morgan, Chase, BlackRock, tie patys, šie pavadinimai visur pasirodo kiekvieną kartą. Gerai, eikime į Pasaulio ekonomikos forumo tinklalapius ir pažiūrėkime, ką jie praneša. Ir čia yra pasaulinė 2023 metų rizikos ataskaita, kurioje yra 10 didžiausių rizikų. Ir čia yra rizika 2 metų laikotarpiu ir tada, žinoma, yra 10 metų laikotarpis. Gerai, Martina, taigi pirmoji yra pragyvenimo krizė. Ir aš nemanau, kad jiems per daug rūpi pragyvenimo krizė, nes jie visi puikiai sugeba ją išgyventi. Taip. Bet tada numeris 2 tikriausiai turėtų būti jų numeris 1, o būtent stichinės nelaimės ir ekstremalūs oro reiškiniai. Taigi, netrukus pakalbėsime apie stichinės nelaimės ir ekstremales oro sąlygas. Numeris 3 yra geoekonominė konfrontacija. Martinai, man labai įdomi geoekonominė konfrontacija. Pavyzdžiui, Baideno administracija sakė, kad Pietų Afrika turi pasitraukti nuo anglimi pagrįstos ekonomikos, tiesa. Taip. Taigi mes šiuo metu turime sumažintą elektros tiekimą, kai mes neturime elektros šioje šalyje kiekvieną dieną valandas ir valandas. Ir jie vis sako, kad pataisys, o tada padaro dar blogiau. Tačiau tūkstančiai sunkvežimių
išvažiuoja su anglimi ir gabena jas į uostus, kur važiuoja į kitas vietas, pavyzdžiui, į Kiniją ar kitas pasaulio vietas. Taigi, anglimi paremta ekonomika turi sustoti šioje šalyje, bet akivaizdu, kad ji nesustos kitose šalyse, nes kodėl ji eksportuojama tokiu greičiu, kokiu eksportuojama. Taigi čia kažkas negerai. Būtent. Manau, kad Pietų Afrika bus tarsi bandomasis atvejis. Kaip bus, kai dėl šios veiklos žlugs tokio dydžio ekonomika, viena didžiausių Afrikoje, kaip šių veiksmų pasekmė? Aš manau, sutinku su jumis ir mes buvome bandymų poligonas, nes apkrovos mažinimas buvo įdiegtas jau daugiau nei prieš 10 metų. Prasidėjo, o paskui kurį laiką viskas buvo gerai, o dabar mes nuolat esam elektros apkrovos sumažinime. Tai reiškia, kad neturime periodų. Tai mes minėjome, mes neturime elektros daugiau nei metus iš eilės, taip. Ir visa ekonomika dėl to žlunga. Ir jie kalba apie milžiniškas riaušes, kurios tikriausiai ateina tokiame gyvenime. Taigi mūsų laukia daug įspūdžių. O kaip su maisto tiekimu? Ūkininkai negali dirbti. Turiu omeny, kad pavyzdžiui, mes matome, kaip miršta milijonai viščiukų, nes ventiliatoriai, kurie turėtų jas vėsinti ir visą tai. Ir jie negali laistyti visų šių didelių drėkinimo ūkių bent elektrą. Todėl manau, kad tai, kas yra horizonte, yra baisu. Gerai, bet man atrodo, kad daugelis šių dalykų yra suplanuoti. Ir nesvarbu, koks skandalas su prezidentais, bet kol jie gali važiuoti karališkose lėktuvuose, tai reiškia, kad jų ryšiai yra gana geri. Ir tada jie vėl jį įtraukė į 4 numerį nesugebėjimą sušvelninti klimato kaitos, socialinės sanglaudos erozija ir visuomenės polarizacija. Įdomu, kaip žiniasklaida iš tikrųjų tai skatina, tiesa? Ir rasės klausimai, o Biblija aiškiai sako, kad pabaigoje bus etninių problemų. Taip. Taigi viskas, kas jiems iš tikrųjų keliama kaip rizika per 2 metus, pavyzdžiui, dabar yra viskas, apie ką Biblija taip pat kalba. Taip. Tada turėsime didelio masto žalos aplinkai incidentus. Martinai atrodo, kad jie žino, kad tai ateis. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės gali žinoti, kad tai ateis, yra tai, jei jie tai suplanuoja. Būtent, esu tikras. Ir įdomu, jei pažvelgsite į šios lentelės spalvą, žalia spalva ant jos kiekvieną kartą yra susijusi su klimatu. Taip. Ir jūs matote, kokia yra didžioji dalis rizikų ir problemų, su kuriomis susiduria šalis ar visas pasaulis. Bet koks yra sprendimas? Kad kiekvieną kartą prie to grįžtama. Nepavyko prisitaikyti prie klimato kaitos, o tada jie turi violetinį, tai yra įdomu, plačiai paplitęs elektroninis nusikaltimas ir kibernetinis nesaugumas. Klausas Švabas paskelbė tai jau seniai ir mes matėme įdomių dalykų, kai buvo nuleisti visi JAV lėktuvai, o vėliau visi Kanados lėktuvai. Tada turime gamtos išteklių krizę ir didelio masto priverstinę migraciją. Martinai, gražiai čia jie pasirenka šios žodžius priverstinė, kai iš tikrųjų vyriausybės pasistengia, kad tai vyktų savanoriškai. Taip, didžioji dalis šios didelio masto priverstinės migracijos vėl kyla dėl klimato kaitos. Žinoma, taip. Iš kur visa tai? Taigi, Martinai, tai yra, ko jie tikisi per ateinančius 2 metus. Skamba kaip mato 24. Būtent. Tai ko jie tikisi per ateinančius 10 metų? Na, ateinantis 10 metų labai žali, būtent. Tai pagrindinis dėmesys. Tai yra jų dėmesys ir jie turi raudoną ir violetinę. Taigi, pažiūrėkime į tai. Per ateinančius 10 metų klimato kaitos sušvelninti nepavyks. Taip yra todėl, kad jie nori nesėkmės.
nesėkmė prisitaikant prie klimato kaitos, stichinės nelaimės ir ekstremalūs oro reiškiniai, biologinės įvairovės nykimas ir ekosistemos žlugimas, didelio masto priverstinė migracija, gamtos išteklių krizė, socialinės sanglaudos erozija ir visuomenės polarizacija, plačiai paplitęs elektroninis nusikalstamumas ir kibernetinis nesaugumas, geoekonominė konfrontacija, didelio masto žalos aplinkai incidentai. Mes surenksime kaltės žaidimą. Tai tu kaltas? Ne, tai tu kaltas. Ir turi būti kompensacija, ir turtas turi būti perskirtytas, ir turi būti viskas, kas susijęs su visa šita žmogaus sukelta nelaimė. Taigi tai yra jų rizikos veiksniai. Ir kaip minėjome, jie skamba, kaip Mato 24. Taigi dar kartą įsigykime šiek tiek blaivumo. Čia yra citata iš pirmo rankraščio, iš antro tomo pasirinktų pranešimų, 52 puslapis. Klimato kaita ar tyčinis kišimasis, tai yra mūsų užrašas. Ir pamatysime audras bei vėtras. Šėtonas dirba atmosferoje. Jis nuodija atmosferą. Ir čia mes esame priklausomi savo gyvenimu nuo Dievo, dabartiniu ir amžinuoju gyvenimu. Ir būdami tokioje padėtyje, kurioje esame, turime būti visiškai budrus, visiškai atsidavę, visiškai atsivertę, visiškai pasišventę Dievui. Bet atrodo, kad sėdime taip, lyg būtume paralyžiuoti. Dangaus Dieve, pažadink mus. Pagal šią 1890 metų citatą, ką šėtonas darys? Jis užnuodys atmosferą ir sukels audras bei vėtras. Tiesa? Ir mes esame priklausomi nuo Dievo savo gyvenimu. Ar tai reiškia, kad žmonės mirs kaip musės? Taip, būtent. Ar Izaja nesakė, kad žmonės mirs kaip musės? Taip. Ir ar mes matome, kad tai daugiau nei įprasta? Taip. Mes matome visus šios dalykus. Ir mes turime savęs paklausti, ar tai tik šėtonas, ar jis naudojasi savo agentais. O tikrai jis naudojasi savo agentais. Žmonių agentais ir savo puolusiais angelais. Ar žinome, kas yra jo agentai? Vyriausybių viduje? Taip. Ar raštas apibrėžia, kas yra šie priešai? Taip. Ar tai kalba apie žvėrį? Taip. Ar jis suteikia mums pakankamai parametrų, kad galėtume apibrėžti, kas yra žvėris? Teisingai, taip. Ar pasaulio karaliai ketina paleistuvauti su šiuo žvėrimi? Taip. Ar pasaulio religinės sistemos ketina paleistuvauti su šiuo žvėrimi? Ar jų ekonominės jėgos ketina paleistuvauti su šiuo žvėrimi? Taigi, kas yra šėtono agentai? Visi jie. Visi jie. Gerai. Ar mes nematėme ką tik to ilgo sąrašo? Taip, matėme ir galime tai išsamiau aptarti. Gerai. Štai dar vienas įdomus grafinis vaizdavimas, jei galima pavadinti šį konglomeratą grafiniu vaizdu, iš pasaulio ekonomikos forumo. Tai yra 2023 metų pasaulinė rizikos ataskaita, kurioje yra mažų skirtingų spalvų dėmių ir didesnių dėmių su komentarų rinkiniu. Taigi pažvelkime į kai kurios iš jų. Mes nesigilinsime į tai išsamiai, bet akivaizdu, kad jie sako, kad viskas yra tarpusavyje susiję, tiesa. Visos krizės yra tarpusavyje susijusios ir reikia savęs paklausti, kaip skleidžiate informaciją, kad žmonės patikėtų, jog yra krizė. Ar nesinaudojate žiniasklaidą? Tai yra pagrindinis šaltinis, padedantis patekti į pasaulį. Gerai, taigi jūs turite žiniasklaidą, o tada turite alternatyvę žiniasklaidą. Prieš ką jie tariamai kariauja? Prieš alternatyvėje žiniasklaidą, nes jie sako, kad tai dezinformacija. Gerai. Ar įmanoma, Martinai, kad kai kurios alternatyvios žiniasklaidos priemonės iš tikrųjų gali būti Hegelio plano dalis? Gal ten gali būti kas nors? Taip, todėl viskas labai painu.
Jūs turite būti labai atsargus valgydami arba peržiūrėdami visą informaciją. Absoliučiai. Taigi pažiūrėkime, kokia yra jų didelė problema. Pažvelkime į jų didelės dėmes. Čia yra socialinės sanglaudos erozija, kitaip tariant, tauta prieš tautą ir karalystė prieš karalystę, etninė grupė prieš etninę grupę, tiesa? Ir tai susiję su klaidinga informacija ir dezinformacija. Tada yra tam tikrų smulkmenų, pavyzdžiui, plačiai paplitę elektroniniai nusikaltimai, kibernetinis nesaugumas, skaitmeninės galios koncentracija, neigiamų pasienio technologijų padariniai ir keitinės svarbos informacinės infrastruktūros gedimas. Iš esmės tai yra kibernetinis karas, dezinformacija. Turime kontroliuoti pasakojimus teisingai. Taigi mes turime tiesiog būti aiškus, dezinformacija pagal juos arba pagal tai, kas prieštarauja jų pasakojimui, tai yra anot jų dezinformacija. Taip, taigi, jei jie meluoja ir net kas nors sako tiesą, tai dezinformacija. Nes tai nėra tas, ką jie sako. Tai turi atitikti juos. Taigi, tai labai svarbus faktas. Informacija turi būti kontroliuojama. Turime savęs paklausti, kodėl? Nes yra tam tikra žinia, Martinai, kuri turi patekti į pasaulį. Ir jei ši žinia bus suvokiama kaip tiesa, šėtonas ir jo bičiuliai praras klausytojo atidumą. Taip, praras. Taigi, dezinformacija turi tapti tokia plati, kad į dezinformacijos kategoriją būtų galima priskirti viską, įskaitant tai, kas yra tiesa, ir jai trenkti. Taip. Ir tai veda į eroziją, o tada labai pablogėja psichinė būklė. Ar narkotikų pasaulis taip pat vaidina tam tikrą vaidmenį? O tikrai, nes labiausiai stresą patiriantys žmonės vartoja tuo daugiau medžiagų, kad palengvintų savo problemą. Ir ką tada daryti? Ateityje parodysiu, bet jie eina tuo keliu, kurio dabar ėjo Oregonas ir Vancouveris. Viską įteisina. Jie viską legalizuoja. Ir Martinai, jei jis nuodija atmosferą, tai tiesiog sustokime čia ir palikime. Ar tu turėtum apsisaugoti nuo tokios veiklos? Ir kas geriausia, ką mes galime padaryti, esant neįmanomiems atvejams ir aplinkybėms, kad apsinuodijimas būtų neutralus. Ką geriausia galime padaryti? Tai yra, ką mes įdedame į savo kūną. Mes turime būti labai atsargus, ką valgome ir ką geriame. Ir turime pašalinti viską, kas gali paveikti mūsų protą. Nes kova vyksta už protą. O tai būtinai. Ir tada, Martinai, žinoma, be psichikos ligų bus infekcinės ligos, bus chroniška sveikatos būklė, bus viešosios infrastruktūros ir paslaugų žlugimas. Jei sugriuva medicinos infrastruktūra ir yra lėtinės ligos, tai yra puikus receptas chaosui, kurio jie nori. Ordo apkao, tvarka iš chaoso. Būtent, kiek milijonų žmonių nukentės, jei žlugs medicinos sistema. Gerai, tai taip pat grįžta prie to, ką tik minėjote apie tai, kaip svarbu ne tik tai, ką valgote, bet ir viskas, kas susijęs su gyvenimo būdu. Gerai, pažvelkime į kitus aspektus, apie kuriuos jie kalba. Jie kalba apie valstybės žlugimą ir tai sukelia teroristinė veikla, masinio naikinimo ginklų naudojimas, tarp valstybinis konfliktas ir visos šios problemos. Ar jie visada turi migraciją? Taip pat. Taip, visada. Taigi, Martinai, kodėl jie norėtų sugriauti valstijas? Nes jos turi tapti kažkuo kitu, nei buvo anksčiau, tiesa? Turite atstatyti geresnį. Būtent,
Norėdami atstatyti geresnį, turite išardyti tai, kas buvo anksčiau. Visa tai yra planas. Ir viskas labai tarpusavyje susiję. Taigi jie žino, kaip planas veikia, jie viską gerai apgalvojo. Na, kaip jau klausėme anksčiau, ar šis planas dar neįgyvendintas, ar ne viskas jau veikia, kaip gerai sutepta mašina. Taip, tai vadinama karo menu. Taip, ir tada, Martinai, žlunga sisteminė svarbi tiekimo grandinė. Mūsų laukia tiekimo grandinių žlugimas. Ar jie su tuo dirba? Jie daro gerą darbą, tiesa. Taip, aš turiu omeny, tik pažvelk, kas nutiko pastariosiomis dienomis. Apie maistą kalbame jau senai. Tada turėsime skolų krizę ir pragyvenimo išlaidų krizę. O tada nusibodusiai ištiks stichinės nelaimės, išnyks biologinė įvairovė, nepavyks sušvelninti klimato kaitos ir žalos aplinkai. Ar šėtonas myli Dievo kūrinyje? Ne. Ar jam rūpi, jei ji bus sunaikinta? Ne. Jis jos nekenčia, teisingai. Jis nori sunaikinti. Jis nori ją sunaikinti, nes nekenčia Dievo ir jis nekenčia Dievo tautos. Martinai, tai atrodo kaip priešo mūšio planas. Nes jie sako, kokia bus problema ir nuolat kartoja, kad problema neišnyks, nes niekas nieko nedarys. Bet jie kažką daro dėl to. Jie tyčia griauna infrastruktūrą, jie tyčia griauna paskirstimą, jie tyčia griauna socialinę darną. Jie nuolat tai stumia žiniasklaidoje. Tai mūšio planas, tai mūšio strategija. Ar mes buvome įspėti dėl šios strategijos? Taip, labai gausiai. Mes ką tik perskaitėme citatą, parašytą daugiau nei prieš 120 metų, kuri mums sako, kad tai įvyks. Tai nebuvo nei dvelksmo galimybės, kad tai įvyks. Ir vis dėlto tai yra įgyvendinama iki galo. Taip. Taigi pereikime prie didžiosios kovos, citatos Didžiojoje kovoje, kad įtrauktume tai į kontekstą. Nedorėliai peržengė bandomojo laikotarpio ribą. Na, tai to dar neįvyko, bet jie yra greitajame traukinyje į pražūtį, tiesa. Dievo dvasia, kuriai atkakliai priešinosi, pagaliau buvo atitraukta. Tai įvyks greitai. Neapsaugoti dieviškosios malonės, jie neturi apsaugos nuo piktojo. Tada šėtonas panardins žemės gyventojus į vieną didelę paskutinę bėdą. Ar mes ką tik matėme mūšio planą tokiam vargo laikui? Nei vienas iš tų dalykų nėra teigiamas, viskas neigiama. Gerai. Dievo angelams nustojus tramdyti žvėriškus žmogiškos aistros vėjus, visi nesantaikos elementai bus paleisti. Žodis elementai yra labai įdomus, nes yra socialinė nesantaika, vyriausybės nesantaika, yra paleisti gamtos elementai, nes bus nelaimių. Visas pasaulis bus įtrauktas į griuvėsius, baisesnius nei ištiko senovės Jeruzalę. Martinai, tai nukreipimo taktika. Šėtonas žino, kad tai įvyks, nes jis ketina tai įgyvendinti. Ir jis neturi kito pasirinkimo, nes tai buvo išpranašauta. Tai nereiškia, kad Dievas privers jo ranką, bet tiesiog Dievas atskleidžia jo strategiją nuo pat pradžių. Taip, Dievas mums pasako, tai yra tai, ką šėtonas nori padaryti, ir jis tai padarys. Ir jis jau davė mums planą, kaip tai bus. Ir jie puikiai sutvarkė kaltės žaidimą. Taip. Tai yra žmonija nesugeba įsiklausyti į aplinkosaugos problemas, todėl sulauksime visiško žlugimo. O kaltininkas, kuris sėdi už viso to, visko atsikrato. O jei nurodote kaltininką, tai yra netikros žinios. Būtent. Ir net neapykanta kurstanti kalba. Ir neapykanta kurstanti kalba. Ir tai bus nusikaltimas. Taip. Taigi pasakysime, tai kol tai dar nėra nusikaltimas. Taip. Gerai.
Taigi, čia yra trumpa santrauka to, kas įvyko pasaulio ekonomikos forume. Tai alternatyvi žiniasklaida. Ir Martinai, už tai atsakinga ponė, ar ji nebuvo persekiojama vėliau? Taip, kai ji grįžo namo atgal į JAV, jos vardas jau buvo pažymėtas, tik todėl, kad ji dalyvavo. Ir ji patyrė košmarą muitinėje per oro uostą ir kratą ir viską, ką ji iš tikrųjų patyrė, įrašė vaizdą įrašą ar du apie tai. Gerai, išgirskime, kokia yra jos problemos santrauka ir tada pažvelgsime į tai. Aš Morgan čia Davosės, Šveicarijoje ir štai jūsų 4 dienos suvestinė, kaip jie įgyvendino didžiojo perkrovimo darbotvarkę visame pasaulyje. Pirmiausia, dėl klimato kaitos, tai yra milijardų dolerių vertės pramonė, apie kurią mes kalbame. Ir klausėme jų, kaip jie ketina įgyvendinti anglies dioksido mokestį civiliams visame pasaulyje. Ir aš negavau daug atsakymų. Be to, jie kovoja su dezinformacija, dalyvaudami tokioms korporacijoms kaip CNBC, Wall Street Journal ir rengdami diskusiją su Brianu Stelteriu apie dezinformaciją. Ar tai turi prasme? Be to, prisidengdami maisto nesaugumu ir nestabilumu, jie stumia daugiau nemėsiškų produktų, įskaitant vabzdžius ir būsimus susijusius tyrimus. Be visų šių dalykų savo 2030 metų darbotvarkėje jie prognozuoja, kad per ateinančius 2 metus visame pasaulyje bus pasaulinės kibernetikos atakos. Taip pat COVID pandemija nesibaigia, gali būti daugiau protrūkių labai greitai. Ką mes sužinojome, būdami pasaulio ekonomikos forume? Nesvarbu, kokioje šalyje esate, pasaulio ekonomikos forumas įsiskverbia į kiekvieną civilį, netgi Amerikoje. Na, mūsų dabartinė diskusija, viskas, ką jį pasakė, leis šiems žmonėms kalbėti už save. Gerai, taigi jie turės mums paaiškinti. Pradėkime nuo mūsų mėgstamiausio ordinų nario John Kerry, kuris atrodo taip, lyg pasaulio bėdos gulėtų ant jo pečių. Taigi, jo išraiška mums sako, kad jis neturi daug vilčių dėl ateities. Tiesa, pažiūrėkime, ką jis pasakys. Todėl tariamai išmintingi suaugę žmonės, generaliniai direktoriai, kai kurie iš jų yra Jungtinių valstijų senatoriai, kai kurie iš jų visa krūva žmonių nori ignoruoti mokslą, matematiką ir fiziką ir kažkaip negali prisiversti padaryti tai, ką turi daryti. Ir kai sustoja ir pagalvoja apie tai, tai gana nepaprasta, kad mes išrinktų žmonių grupė dėl to, kas mus palėtė tam tikrų mūsų gyvenimo momentų, galime sėdėti kambaryje ir susiburti ir iš tikrųjų kalbėti apie planetos išgelbėjimą. Aš turiu omeny, tai taip beveik nežemiška galvoti apie planetos išgelbėjimą. Jei taip sakai daugumai žmonių, dauguma galvoja, tu esi tik pamišęs medžius apsikabinėjantis kairysis liberalas. Darai gerą ar dar ką, o santykių nėra. Bet iš tikro mes tokie. Pažiūrėkite, kas vyksta su gyvūnų rūšimis. Pusė planetos rūšių jau nužudyta. Bet po velnių turime rasti būdą, kaip rimtai įtraukti verslo pasaulį. Taigi, kaip mums tai padaryti? Na, pamoka, kurią išmokau per pastaruosius metus ir išmokau ją būdamas sekretoriumi ir išmokau nuo tada, kai įsitvirtinau kastavu. Tai yra pinigai, 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 pinigai. Ir dėja turiu pasakyti, kad taip, technologijos, taip, įdomios naujos iniciatyvos, taip, organizuoti, laimėti lenktynės politiškai. Noriu pasakyti, kad tai, kas atsitiko per vidurį rinkimų Jungtinėse valstijose, įvyko ne mažiau kaip stebuklinga, nes viena, jaunimas balsavo, o antra, daugiausiai balsų buvo klimato klausimas. Kai pirmą kartą susitikome Davose gegužę ir pradėjome kalbėti apie Gajos viziją, vienas iš dalykų, kuriais pasidalinau, buvo Davido Rockefellerio strateginės filantropijos vizija, kurią jis paliko Davido Rockefellerio fondui, kai jį įkūrė. 2 dalykai. Filantropinis kapitalas turi rizikuoti. Antras dalykas yra tai, kad turime moralinę atsakomybę panaudoti filantropinį kapitalą, kad rastume svertų, skatinančių pokyčius ir rezultatus. Ir Gaja primena mums abu tuos kritinius principus. Na, jis pasakė gana aiškiai, kad ekonominis pasaulis dabar turi žengti į priekį. Tiesa? Pinigai, pinigai, pinigai. Ir jie turi atlikti savo vaidmenį. Tai fašizmas, tiesa, taip. Taigi jie nori, kad šis fašizmas būtų neatsiejama būdo, kuriuo jie valdys žmoniją ateityje dalis.
Ir mes niekada neturime pamiršti, kad tai yra jėzuitų ordino pageidaujama valdymo forma, pasak jų pačių. Tai yra tinkamiausias naujosios pasaulio tvarkos valdymo metodas, taip. Žinoma, paslėptas, taip. Žinoma, paslėptas socialinėme sąryšyje. Ir tada buvo šį Rockefellerio atstovė ir ji baigė Gają. Ji iš tikrųjų daugiau kalbėjo apie Gają. Ar tu domiesi Gają, Martinai? Visiškai ne. Ne. Šiai deiviai neturėtų būti vietos nė vieno krikščionio gyvenime. Būtent. Taigi dabar tiesiog pažvelkite į tai. Jūs turite visą šitą dalykų mišinį ir iš tikrųjų visa ši klimato kaitos darbotvarkė iš tikrųjų yra apie Gają. Taip. Tai šėtono garbinimas. Taip. Ir kai jis kalba, kai Kerry kalba apie tai, kad neklauso mokslo, turiu omeny, jis yra didžiausias kaltininkas, kai kalbama apie tai, nes jie neklauso mokslo, nes tikras mokslas, tūkstančiai jų, kurie iš tikrųjų dalyvauja klimato kaitos tyrimuose, sako, kad tai yra daug nesąmonės. Taip. Ir tada visi visada sako, kad tai sąmokslo teorija, jei tu kalbi apie naują pasaulio tvarką ar elitą, kuris nori valdyti pasaulį. Bet jis tai pripažino ir pasakė, mes esame elito žmonių grupė, turintys panašų mąstymą ir mes esame tie gerieji, o jie tie blogieji. Ir jis pareiškė, kad demokratų laimėjimas per paskutinius rinkimus, tarsi tai būtų pergalė klimato kaitai. Taip, na, jei žiūrite iš kitos pusės, jei antras daugiausiai balsų surinkęs vidurio kadencijoje buvo klimato kaita, jei tai tiesa, tai jums parodo, kaip jiems sekasi tai, kuo jie nori, kad pasaulis patikėtų. Taigi, aš iš tikrųjų norėjau pasakyti, kiek žmonių tiki, kad klimato kaita yra tikra. Na, jie pradeda nuo jaunimo, ar ne? Taip. O mūsų didžiausia klimato kaitos ekspertė yra Greta. Turiu omeny, kad ji turi daug metų ir metų tyrimų pajėgumų, kad galėtų pareikšti savo teiginius. Bet vis dėlto ten neikime. Vienintelis dalykas, liūdniausias dalykas yra tai, kad dauguma jų planų veikia, nes dauguma pasaulio laikosi jų plano. Gerai, pažiūrėkime kitą kalbėtoją. Brianas Stelterį. Ar jis nedirbo CNN? Taip. Taigi dabar jis valdo šią grupę dėl dezinformacijos. Na, ekspertai turėtų su tuo puikiai susitvarkyti. Paklausykime, ką jis sako. Aiškus ir esamas dezinformacijos pavojus yra mūsų pokalbis čia šią popietę. Jei tik dabar seka sesija apie nepasitikėjimo žlugdymą ir žinoma, jie yra susiję. Taigi, tikiuosi, nuo to galime pradėti. Aš esu Brianas Stelteris, buvęs CNN, dabar Harvardo universiteto bendradarbis. Leiskite trumpai pristatyti mūsų diskusijų dalyvius, o kadangi esame tiesiogiai transliuojami, priminimas, kad žyma su grotelėmis yra VEF23. Mes galime pabandyti pateikti tikrą informaciją pasauliu, kad atsvertume visus beprotiškus. Manau, kad turime pakankamai duomenų, kurie rodo, kad melas nusėda daug geriau nei tiesa. Ir jei to nesustabdysime, tada algoritmai tiesiog dirbs geresnio verslo ir didesnio pelno kryptimi. Ir tai yra už mūsų taisyklių Europoje, todėl norime sustabdyti šią tendenciją. Taigi, kalbant apie tekstus, kurie yra daug sudėtingesni, jie turi dirbti su kalba. Todėl nemanau, kad dirbtinis intelektas yra jau pakankamai subrendęs, kad būtų galima atskleisti, bet tai tik laiko klausimas. Dėl neapykantos kalbos mums reikia žmonių, kurie supranta kalbą ir teismų praktiką šalyje, nes tai, kas kvalifikuojama kaip neapykantos kalba, yra neteisėta neapykantos kalba, kurią netrukus turėsite ir JAV. Manau, kad turime rimtą priežastį, kodėl tai yra baudžiamajame įstatyme. Mums reikalingos platformos, kurios tiesiog dirbtų su kalba ir nustatytų tokius atvejus, kad dirbtinam intelektui būtų pernelyg pavojinga tai daryti. Tai taip pat buvo įspūdinga, nes Elonas Muskas neseniai gynė žodžio laisvę, bet ne pasiekiamumo laisvę. Kai kalbame apie algoritmus, mūsų žinia yra aiški, mes turime taisyklės, kurių privalote laikytis, o kitu atveju bus taikomos sankcijos. Turiu pasakyti, kad dirbame su išmanančiais žmonėmis, su teisininkais, su sociologais, kurie suprato, kad jie turi elgtis kažkaip nors padoriai,
nepadaryti tikrai didelės žalos visuomeniai. Visada jaučiau, kad ši atsakomybė savoka egzistuoja. To aš nejaučiu asmeniškai iš Elono Musko. Taigi, jie nori kontroliuoti informaciją. Ir bus pasekmių. Ir jie turi taisyklės. Ir įgyvendins taisyklės. Ir čia yra šis įdomus mūšis su Elonu Musku. Ar jis nebuvo neseniai pas popiežių? Taip. Ar tai nėra Hegelio dialektikos dalis? Neabejotinai, švytuoklės siūbavimas, kaip jau daug kartų kalbėjome. Bet įdomu ir jie įgyvendina tai Europos vyriausybė įgyvendina socialinės žiniasklaidos taisyklės. Ir įdomu, ką ji pasakė vaikinui iš JAV, senatoriui. Tai ateis ir į JAV. Taip, žinoma, tai bus įgyvendinta JAV. Jie turi įgyvendinti šios dalykus. Bet Martinai, jei skaitai Bibliją ir paklausi, kas yra melagis, tai labai aišku, jis buvo melagis nuo pat pradžių. Būtent taip ir jo agentai. Ar jie taip pat nebus melagiai? Žinoma, kaip tėvas, taip ir sūnus. Ar ne? Jūs esate iš savo tėvo velnio ir darysite savo tėvo darbus. Taigi tai yra būtent, ko galime tikėtis. Taip melas virsta tiesa, o tiesa melu. Ir tu tai matai abiejose pusėse. Taip. Taigi mes daug kartų girdėjome šią citatą, bet tai labai svarbu, kad žmonės suprastų, kas vyksta. Tokia jos politikos dalis – apsimesti, turint tokias savybės, kurios geriausiai padėtų pasiekti tikslą. Tai katalikybė. Po permaininga chameleono išvaizda slepiasi nepermainingi gyvatės nuodai. Mes neturime pasitikėti eretikais ir asmenimis įtariamais erezija. Taigi, ji gali meluoti, ji gali žadėti, ji gali daryti, ką tik nori, gali žaisti ir jį valdys užtvarą, o protestantizmas atiduos savo galę žvėriui. Nes pokytis įvyko ne iš popiežiaus, o iš protestantizmo pusės. Katalikybė iš tikrųjų daug ko panašiai dabartinį protestantizmą, kuris labai išsigimė nuo reformacijos laikų. Bet čia mes turime šį chameleoną su savo čiuptuvais visur. Taigi, jie taip pat sakė, kad mes turime pakeisti savo mitybą, tiesa. Ir mūsų mityboje turės būti daugiau vabzdžių ir visokių keistų dalykų. Ar žinojai, Martinai, kad daugelis įmonių jau pristato vabzdžius baltymų pavidalu? Tai viskas, ką jos pasakė. Baltyminis baltymas. Kas yra jų maiste? Kaip svarbu, kad pradėtume gaminti maistą patys, esminis. Ar protinga pirkti perdirbtus maisto produktus pasaulyje, kuriame gyvename? Ar žinai, kas ten yra? Ne, 99% mūsų, jei skaitote etiketę, net nežinote, kas vyksta ant tos etiketės. Tad paklauskime Pasaulio ekonomikos forumo, ką turėtume valgyti. 5 priežastys, kodėl vabzdžių valgymas gali sumažinti klimato kaitą. Viskas yra klimato kaita, tiesa. Tai yra pagrindinis kamuolys, į kurį turite atkreipti dėmesį, nes viskas vyks aplink jį. Prisimeni tą filmą Tyli žalia. Netrukus jie mus pavers ir kanibalais. Tu to net nežinai. Ar jie jau neįtraukia į produktų mitybos grandinę? Na, kad skonį pagerinti ir visą tai. Taip. Taigi, ką jie sako? Valgomi vabzdžiai gali pagaminti lygiavertį kokybiškų baltymų kiekį palyginti su gyvūnais. Tai toks juokingas teiginys, nes vabzdys yra gyvūnas. Jis priklauso gyvūnų pasauliu. Todėl jie geriau te pasikviečia kitą zoologą, kuris pabandytų jiems apibrėžti, kas yra gyvūnas. Vabzdžiams reikia mažiau priežiūros nei gyvuliams. Mums iš tikrųjų baigėsi baltymai. Martinai, ar mums pritrūktų baltymų, jei derintume grūdus ir ankštinės daržovės? Ne, nepritrūktų. Ne. Vabzdžiai yra naudingo ekologinio ciklo dalis. Tai labai įdomu. Ši cirkuliavimo vertės grandinė
ir toliau padės mažinti išmetamų teršalų kiekį, nes pašalintos organinės medžiagos nebepatenka į sąvartynus, dėl ko susidaro metanas ir kitos kenksmingos dujos. Ir tada galite pradėti nuo mažo ir judėti aukštyn. Martinai, ar tai naujas dalykas, ar jie jau seniai tam ruošia protus? Jau senai. Tai buvo vasaris 22 metų pasaulio ekonomikos forume, bet dar gerokai prieš tai jie pradėjo su tuo. Argi neįdomu, kaip jie pasitelkė pasaulio žvaigždes, Holivudo minę, toliau plėtoti idėjams, implantuoti idėją. Taigi, kai kurie iš šios Holivudo minios, Martinai, yra didesnės veiklos dalis ir jie buvo įtraukti į visas okultinis darbotvarkės. Bet neikime ten, mes daug kartų apie tai kalbėjome. Bet faktas yra tas, kad jie naudos įtakingus žmonės, kad paveiktų protus. Taigi mes turime nedidelį vaizdo įrašą, kuriame viena iš Holivudo žvaigždžių pristato šią koncepciją. Tai jau prieš keletą metų. Taigi tai ateina jau kurį laiką, daugiau nei 5 metus. Manau, kad mes tai rodėm ir anksčiau. Tiesiog parodykime tai dar kartą. Matai dantis? Oi, oho, išimkite iltis, taip. Ar tu tai darai anksčiau? Taip, aš manau, kad tai visada buvo dietos dalis, vabzdžiai, bet tada aš galvoju, kad išlikimas karo metu yra tiesa, kai žmonės badavo, jie galėjo išgyventi iš tokių dalykų ir jie išgyveno. Kada pirmą kartą valgiau šios vabzdžius? Pirmą kartą aš juos valgiau, kai buvau pirmą kartą kaime. Svirpliai, jūs pradedate nuo svirplių, taip. Svirpliai aluje, o tada pereini prie tarantulų pirmin. Kaip apversti skorpioną? Ar tai gerai, vaikinai? Vakarienė. Nori paragauti? Nori pasidalinti vorų? Karšta? Prašom. Na taip. Kaip aš jaučiuosi apie vorus, tu manęs nepriversi prisiartinti prie jų. Gerai, yra straipsnis nuo 2023 metų sausio 24 dienų vabzdžių meniu, kai ES patvirtina 2 vartoti žmonėms. Lervos, panašios į mažasias miltinės kirmėles, blizgančių juodvabalių rūšies lervos ir naminiai svirpliai taps 3. ir 4. vabzdžiu, kuris gali būti parduodamas kaip maistas žmonėms Europos Sąjungoje. Dar 8 paraiškos laukia patvirtinimo. Antradienį ES uždegė žalią šviesą lervų pardavimui miltelių, šaldytų, pastos ir džiovintų formų pavidalų. Svirpliai gali būti parduodami kaip iš dalies nuriebalinti milteliai, o priežastis pažaboti klimato kaitą. Atrodo, kad tai yra visko priežastis, tiesa. Pamatysite, nėra nei vieno dalyko, kad sprendimas nebus dėl klimato kaitos. Vabzdžių baltymai galėtų būti pigi alternatyva, ypač perdirbtuose maisto produktuose. Martinai, aš manau, kad aš atsitraukiu nuo perdirbto maisto. Visiškai, nes nesvarbu, ar valgai bulvių traškučius, ar valgai konservuotas pupelės. Tu nežinai, kas ten yra. Tu nežinai. Tai yra legalu įdėti. Gerai. Ir tai labai tikėtina, kad vabzdžių baltymus galėsime šerti gyvuliams. Martinai, tai kuom jie šeria gyvulius šiuo metu, jau yra baisu. Todėl iš tikrųjų būtų patobulinimas juos šerti vabzdžiais. Na, laisvai laikomos vištų maistas, bet kokiu atveju tai vabzdžiai. Kai kurios šiam procesui gerai pritaikytos miltinių kirmėlių ir musių lervos galėtų veiksmingai perdirbti didžiulį kasmet iššvaistomo maisto kiekį. Ar tau patinka musių lervos, Martinai? Ar tu esi arachnofobas? O, galbūt, aš nežinau. Čia turi kažkas nutikti, kad aš taip padaryčiau. Gerai, Martinai, jei tu kada nors pradėtum siautėti, aš žinau, kaip tave suvaldyti. Aš tiesiog atsinešiu vorą. Taigi, Martinai, jie nori ne tik kontroliuoti, kas patenka jūsų burną, bet
kontroliuoti ir tai, kas patenka į jūsų venas ir kas patenka į jūsų raumenis. Tad pasiklausykime kitos slaptosios draugijos nario, Tony Blairo. Taip, geriausias būdas išlaikyti politinį susitelkimą, nes turiuomenį realybė yra politinių diskusijų daugelį šalių dabar. COVID yra galinio vaizdo veidrodyje. Turiuomenį, taip nėra, bet patikėkite manimi, dauguma žmonių šiuo metu sėdintis Downing Street'e nekalba apie COVID ir G7 bei G20. Manau, kad negausite reikiamo dėmesio, nebent bus aiškus du dalykai. Viena, kad yra nuolatinis iššūkis ir galimybė, ir aš manau, kad tai ne tik apie COVID-ą, bet ir apie tai, kad turėsime daugybę naujų vakcinų, injekcinių vaistų, kurie susidoro su kai kuriomis baisiausiomis lygomis pasaulyje, kurie suteikia mums galimybę padaryti didelių pokyčių pasaulio sveikatos srityje. Ir jei norite, kad politikai susitelktų, jie turi pagalvoti, žiūrėk, tai netrukus pasirodys, nes jei papasakos apie būsimą pandeminę, jie sakys, tai galbūt kažkieno problema. Bet iš tikrųjų pasakysite jiems, kad per ateinančius 4 metus turėsite galimybę padaryti didelį poveikį savo gyventojų sveikatos priežiūrai ir tai juos sutelks. Bet antras dalykas, kurio jiems reikia, yra sutelkti dėmesį į galimybės pakeisti sveikatos priežiūrą, atsiradusias dėl mūsų COVID patirties. Nes kai jau viskas pasakyta, tai vis tiek buvo gana nuostabi operacija. Beje, Sepi padarė fantastišką darbą. Jūs, vaikinai, nusipelnėte daug sveikinimų. Bet taip, manau, tai susijęs su tokiais dalykais, kaip pavyzdžiui, kaip užtikrinti tinkamą mokslinį bendradarbiavimą ir reguliavimą institucijų bendradarbiavimą, kad ateityje viską sutvarkytume daug greičiau. Pavyzdžiui, Afrikos žemynė. Jei turėtume lygiavertę Europos vaistų agentūrą, mes būtume Afrikos vaistų agentūroje, kuri leistų mums turėti vieną sistemą, vieną standartą, o tai sukėlė didžiulį iššūkį vakcinų ir gydymo būdų įvedimui Afrikoje. Manau, kad dabar yra didžiulis postūmis sukurti nacionalinę skaitmeninę infrastruktūrą, o sveikatos priežiūros skaitmeninimas, manau, yra vienas iš didžiausių žaidimo pokyčių. Žinote, turėtume padėti šiems šalims sukurti nacionalinę skaitmeninę infrastruktūrą, kurios joms prireiks naudojant šias naujas vakcinas. Ir tada, žinote, pagaliau taip pat reikia parodyti žmonėms, parodyti politinę lyderystę, kad priimdami šias priemonės galite teigiamai pakeisti savo sveikatos priežiūros sistemą, nes jos daro poveikį ne tik bet kokiai lygai ar pandemijai. Todėl manau, kad jei norite palaikyti politinį dėmesį, sutinku, labai svarbu tai padaryti. Jūs turite parodyti žmonėms, kad tai nuolatinė problema, tai ne ateities problema. Ji yra čia, o dabar ji turi daugybę pasiekmių ir yra sprendimų, kurių mus išmokė COVID-as. Kildami dėl koronavirusų iššūkių, kuriems taikome tinkamą politinę valią, galime pagerinti savo sveikatos priežiūros sistemas ne tik pandemijos ir lygų, bet ir apskritai gyventojų sveikatos atžvilgių. Jei tai padarysite, jie balsuos ir žinote, yra balsai, kuriuos jie sutelks. Taip, ačiū. Martinai, Asklepijus, gyvatė su savo iltimis, kuri suleidžia į tave medžiagas. Manau, kad aš verčiau eisiu sveikatos reformos keliu. Tikrai. Ir jei tai padarysime, turėsime apsaugą, kuri yra didesnė už viską, ką šie žmonės gali suteikti. Įdomu, kad jis mini Afriką. Kodėl Afrika? Ar Afrika žaidė ne taip gerai, kaip jie to norėjo? Manau, kad būtent taip ir atsitiko. Jie norėjo, kad žaistų geriau. Aš gyvenu Afrikoje ir nenoriu žaisti to žaidimo. Aš noriu tai padaryti Dievo būdu. Tony Blairas labai garsiai kalbėjo šiais klausimais ir kai kuriuose savo kalbose labai menkina tuos, kurie nenorėjo žaisti praeityje. Ir mes visada norime parodyti, kad visi šie tokie svarbus vaidmenų atlikėjai yra susijęs su Vatikanu. Teisingai. Ir Tony Blairas 2007 metais Reuters pranešė, kad jis atsivertė į katalikybę iš Britanijoje įsitvirtinusios bažnyčios anglikanizmo į Romos katalikybę. Didžiosios Britanijos katalikų vadovas pranešė šeštadienį. Ilgą laiką jis su savo šeima
buvo nuolatinis mišių maldininkas, o pastaraisiais mėnesiais jis vykdo ugdymo programą, kad pasirengtų priėmimui į visišką komunijos ugdymą. Dvasinis ugdymas, jėzuitų idealas. Visi šie žmonės yra susiję su popiežyje, nes jie yra Vatikano agentai. Ir jie įgyvendina Vatikano darbotvarkę. Taip, naujoji pasaulio tvarka yra Vatikano idėja. Ir tai prasidėjo nuo Vatikano antrojo suvažiavimo. Taigi Biblija mums sako, kad visas pasaulis seks paskui žvėrį. Kitaip tariant, jie turi priimti žvėries mąstyseną, jie turi būti indoktrinuoti mąstyti kaip žvėris. Kova vyksta dėl proto. Štai kodėl visi žiniasklaidos magnatai turi nuolat lankytis pas popiežių, eiti ir gauti instrukcijas, neskaitant instrukcijų, kurias jie gauna iš jėzuitų ir visų šių bičiulių bei Maltos riterių ir visų, kas jie yra. Taigi pažvelkime į šią kovą dėl proto. Tada pradedi nerimauti, kad tavo viršininkė pastebės tavo meilės jausmus, kai ji patikrins tavo smegenų veiklą ir nukreips tavo dėmesį į dabartį. Su palengvėjimu atsidūsite, kai vėliau tą dieną jie atsiųs jums elektroninį laišką, sveikindama su praėjusio ketvirčio smegenų rodikliais, kurie pelnė dar vieną premiją už našumą. Grįžtate namo šokinėdami pagal muziką su darbe išduodamomis smegenų jutimo ausinėmis. Kai kitą dieną atvykstate į darbą, virš biuro nukrito niūrus debesys, elektroniniai laiškai, tekstiniai pranešimai ir GPS vietos duomenys. Vyriausybė iškvietė darbuotojams praėjusių metų smegenų bangų duomenys. Jie turi įtikinamų įrodymų, kad vienas iš jūsų bendradarbių įvykdė didžiulį sukčiavimą. Dabar jie ieško jo sąmokslininkų. Jūs atradote, jog jie ieško sinchronizuotos smegenų veiklos tarp jūsų bendradarbio ir žmonių, su kuriais jis dirbo. Nors žinote, kad esate nekaltas jokiame nusikaltime, jūs slapta dirbote su juo rizikingoje veikloje. Drebėdamas jūs išimate ausinės. Kova dėl jūsų smegenų. Galite nustebti sužinoję, kad tai ateitis, kuri jau atėjo. Viskas tame vaizdo įraše, kurį ką tik matėte, yra pagrįsta technologija, kuri jau yra šiandien. Mes nekalbame apie implantuotus ateities prietaisus. Aš kalbu apie nešiojamus prietaisus, kurie yra tarsi jūsų smegenims tinkantis elementai. Galime paimti ir iššifruoti veidus, kuriuos matote mintyse. Paprastas formas, skaičius, PIN kodus į jūsų banko sąskaitą. Čia galime užfiksuoti ne tik jūsų smegenų veiklą, bet ir jūsų smegenų veiklą tokiose vietose, kaip jūsų neuronai šaudo iš jūsų smegenų į ranką ir siunčia signalus į jūsų ranką, nurodydami, kaip prašyti judėti. Visą tai galima iššifruoti naudojant elektromiografiją ir tai yra tai, ką jūs čia matote. Yra prietaisas, kuris dabar yra paprastas nešiojamas laikrodis, galintis pajusti šią veiklą. Ir vienas iš svarbiausių dalių šioje srityje, ką Meta įsigijo, tai yra įmonių kontrolės laboratorijos 2019 metais, nes didžiosios technologijų įmonės investuoja ir padeda, kad šie įrenginiai būtų visuotinai pritaikomi kaip būdas, kuriuo sąveikaujame su likusia mūsų technologija. Ką reiškia jaustis taip, kaip paspausti mygtuką, jo nepaspaudus? Tai gali būti taip paprasta, kaip, aš tiesiog noriu perkelti šį žymeklį aukštyn arba perkelti jį į kairę, nuolatinis pokalbis su mašina. Šiai naujai valdymo formai reikėtų sukurti sąsają, kuri prisitaikytų prie jūsų ir jūsų aplinkos. Kol kas negalime iššifruoti sudėtingos minties, tačiau jau dabar galime iššifruoti daug dalykų, kurie yra gana svarbus darbo vietos aplinkai. Paprasta nešiojama kepuraitė, kurioje yra įmontuoti elektrodų jutikliai, kurie užfiksuotų smegenų bangų aktyvumą ir suteiktų balus nuo 1 iki 5 padėti darbdaviui ir darbuotojui žinoti, kokį budrumo etapą patyrė asmuo ir ar jis pradėjo snausti ar ne. Dauguma žmonių yra labai patenkinti bent kai kuriomis žmogaus kiekybinio įvertinimo formomis. Tiesą sakant, ji tapo tokia plačiai paplitusi, kad dauguma žmonių jaučia, kad nėra ko nerimauti, kai reikia stebėti širdies ritmą, tačiau paaiškėja, kad tokia technologija darbo vietoje, ypač kai ji naudojama darbuotojų produktyvumui stebėti, nesvarbu, ar jie juda gamykloje, ar daromos pertraukos, ar neplanuotos pertraukos,
Tai yra toks dalykas, kuriam darbuotojai priešinasi. Vienijasi prieš, sukyla ir kenkia moraliai. Nuolat pastebime, kad įmonės nuo Amazon iki Tesco, iki Walmart ir kitos pristatė tai, kas laikoma pagalba viršininkui arba stebėjimo technologija, kuri darbuotojams tikrai nepatinka, bet jei tai pagerina jų gyvenimą, gerai. Jei tau nepatinka tavo darbas, tiesiog išeik, bet ką daryti, jei nėra kur eiti. O jei visur yra stebėjimas, visur. Iš tikrųjų, per pandemiją mes nustatėme, kad 80% įmonių pripažino, kad jos naudoja bent kai kurias vadinamas pagalbos viršininkui technologijas formas. Stebėti savo darbuotojų produktyvumą. Naujausias būdas stebėti mūsų dėmesį yra naudojant tokį įrenginį kaip šis. Tai ausinės, kurios bus išleistos vėliau šiais metais. Šie ausų kištukai panašiai kaip vaizdo įrašas, kurį žiūrėjote anksčiau, yra ausų kištukai galintis užfiksuoti smegenų bangų aktyvumą ir pasakyti, ar žmogus sutelkia dėmesį, ar jo mintis klaidžioja. Gerai, galite pagalvoti. Gerai, bet net jei mes galime pasakyti, ar žmogus sutelkia dėmesį, ar jo mintis klaidžioja, jūs negalite pasakyti, į ką jis sutelkia dėmesį. Jūs klystate. Pasirodo, mes galime ne tik pasakyti, ar žmogus sutelkia dėmesį, ar jo mintis klaidžioja, bet ir atsakyti, į kokius dalykus jis sutelkia dėmesį. Nesvarbu, ar jie atlieka kažką panašaus į pagrindinės užduotis, kaip programavimą, išorinių įrenginių užduotis, kaip dokumentų rašymą, ar nesusijusias užduotis, pavyzdžiui, naršymas socialiniuose tinkluose ar naršyme internete. Kai smegenų bangų veiklą derinote su tokiomis programinėmis įrangomis ir stebėjimo technologijomis, galia tampa gana tiksli. O kaip iššifruoti kažkieno PIN kodą? Sumirksi skaičių seriją ir matote, kaip reaguoja smegenis. Taigi, jūs turite atpažinimo atminties signalus, kurie yra iš anksto sąmoningi ir pasąmoningi. Tai yra dalis to, kodėl jį naudoja, pavyzdžiui, vyriausybės nusikaltėlių tardymui. Ar atpažįstate šį potencialų sąmokslininką, ar atpažįstate šį žmogžudystės ginklą, tie iki sąmoniniai signalai, tokie kaip vadinama P300 banga arba N400 banga. Tai yra dar prieš jums sąmoningai apdarojant informaciją, kad galėtume ją užpildyti skaičiumi ir tada pažiūrėti, ar asmuo ją atpažįsta. Ir galite tai padaryti, jam tai nesuvokiant, bet tai mes darome. Manau, kad mes gana greitai pereiname prie slaptažodžių. Pasaulio ekonomikos forumas labai užimtas, ar ne? Kas man patinka? Na, negaliu pasakyti patinka, bet kas įdomu, ką ji pasakė pradžioje, ši technologija ir nėra ateitis, ji jau čia. Ar šėtonas gali skaityti mūsų mintis? Ne, ne. Jis negali. Ar Dievas gali skaityti mūsų mintis? Taip. Taip. Ar šėtonas trokšta tokio sugebėjimo? Tikrai. Todėl dabar jis ieško darbų, kaip pamatyti, ką tu galvoji. Ar tik neseniai nekalbėjome apie ponę, kuri buvo suimta dėl to, ką ji galvoja? Būtent dabar jūs dėvėsite išmanųjį laikrodį ir jie gali suimti jūs tiesiog taip, kad jie iš tikrųjų galėtų matyti, ką tu galvoji. Jie nori žinoti, ką tu galvoji. Ar matote, kaip tai gudru? Pokeris bus praeitis. To pokerio veido dabar nebėra. To pokerio veido nebėra. Bet pažiūrėkime, kokie jie gudrus. Jie pradėjo nuo išmaniųjų laikrodžių technologijos, įvairių priedų ir visą tai taip senai, kad dabar tai yra jūsų kasdienio gyvenimo dalis. Ar tai jau nėra tavo mobiliojo telefono dalis? Ar jis nepasiklauso, ką tu sakai? Ar ne visi šie dalykai pasirodo žiniasklaidai ir visi sako, ai, žinai, na ir kas? 80% įmonių pandemijos metu įdarbino boso pagalbos įrangą. 80%. Taigi ar manote, kad tai pasikeis ateityje? Žinai, Martinai, aš susidūriau su žmonėmis, net iš religinės sferos, kurie nori įdėti šnipinėjimo programas į kitų žmonių kompiuterius, kad pamatytų, ką jie daro. Man tai taip šlikštu, kad net negaliu patikėti, kad kažkas, kas turi nors kiek moralės pėdsakų, norėtų ką nors panašaus padaryti. Ar nematote, iš kur tai kyla? Kas tas didvyris, kuris slypi už viso to? Kas trokšta visą tai žinoti? Ką tik paminėjote, apie ką galvoji trokšta žinoti.
Žinoma, yra dalykų, dėl kurių norite žinoti, kas vyksta, kai kalbama apie nusikalstamumą ir panašius dalykus, bet tokios technologijos gali būti naudingos, kaip šiuo atveju Jungtinėse valstijose, kai šis asmuo subadė tuos 4 asmenis, labai liūdna istorija. Ir kalba apie labai sutrikusi protą, sergantį protą. Ir kai buvo panaudotos technologijos sulaikant įtariamąjį. Bet mes kalbame ne apie tai, mes kalbame apie mūsų moralinį kompasą. Ar kas nors turi teisę jūs apkaltinti dėl jūsų moralinio kompaso? Kitaip tariant, jei aš tikiu Bibliją ir tikiu tuo, ką Biblija sako, ar tada aš tapsiu valstybės priešu ir ar tapsiu sistemos priešu? Nes sistema nėra šventojo rašto pusėje. Jie yra kitoje monetos pusėje. Ir net jei švytuoklė siūbuoja ir pasislenka iki taško, kai jie priima šventojo rašto moralę, jie iš tikrųjų to nepadarys. Jie priims žvėries, kuris apsimeta šventojo rašto atstovų moralę. Bet iš tikrųjų jo nekenčia. Taip, žinote ką? Vienas iš įeinančių atlyginimų bus paguoda, kurią tave prigaus šėtonas. Nes taip viskas bus šiek tiek lengviau. Tokie dalykai, kurie gali jūs labiau valdyti. Taigi, kai jums patogu ir tai palengvina jūsų gyvenimą, tikriausiai sutiksite su tuo, net jei tai šiek tiek prieštarauja jūsų moraliai. Niekada nenorėčiau su tuo sutikti. Kaip kas nors stebintis mano mąstymą gali priversti mane jaustis patogiai. Tai priverstų mane jaustis nepaprastai nepatogiai. Taigi tie tos ausinės ausinukai ar kas jie bebūtų, kuriuos jie kiša į tavo ausis, aš pasirūpinsiu, kad jie nepatektų į manasias. Ne. Jei tai įmanoma. Bet pasaulio ekonomikos forumas dar nebaigtas. Pasiklausykime kito pranešimo. Gerai, mes kalbame apie Davosą. Taigi leiskime jiems papasakoti kai ką daugiau. Tikiu, kad čia pasaulio ekonomikos forume yra daug diskusijų apie tai, kokia bus nauja pasaulio tvarka. Tikiuosi, kad šį kartą, kai kursime šią naują pasaulio tvarką, kai žiūriu į tai, yra tinklo infrastruktūra, taip, taigi iš esmės jis veikia taip, jis yra 170 km ilgio, 200 metrų pločio, 500 metrų aukščio. Praktiškai nėra eismo, labai efektyviai galime nuvykti į vairias vietas, nenaudodamas automobilių, ne vienos mašinų, ne vieno automobilio. Tai bus skirtingos transporto rūšis. Iš esmės tai yra biologinis lustas, bet jis yra tabletėje. Ir kai išgėri tabletę, ištirpsta skrandyje, siunčia signalą, kad išgėri tabletę. Taigi įsivaizduokite, kaip draudimo bendrovės taiko šios atitikties reikalavimus, kad žinotų, jog jų vaistus, kuriuos pacientai turi vartoti, jie vartoja. Mano nuomonė, tikimybė, kad per ateinančius 15 metų bus koronaviruso masto problema, yra didesnė nei 50/50. Kad per ateinančius 15 metų COVID masto problema, sausros ledo tirpimo, jūros lygio kilimo, šių klimato pabėgėlių bangų sukėlimas, kuri, kaip prognozuoja šiame amžiuje, pasieks 1 milijardą. Pažvelkite į ksenofobiją ir politinės autoritarinės tendencijas, kurios atnešė vos keli milijonai pabėgėlių, o kaip su milijardu mes prarastume savo savivaldos galimybės šiame pasaulyje. Turime veikti. Turbūt, Martinai, neturime nieko sakyti. Mes neprivalome. Jie viską pasakė. Jie viską pasakė. Tiesiog klausomės jų. Ir žinote, tai, kaip jie kalba. Kiek žmonių pasakytų, taip, bet daugelis tų dalykų, apie kuriuos jie kalba, yra geros idėjos. Ką apie tai pasakysite? Ar Musolinis turėjo gerų idėjų? Ar Hitleris? Ar Stalinas turėjo gerų idėjų? Jie kalbėjo panašiai, ar ne? Ir sekimas. Martinai, jei tu nuolat nori sekti, tai prasidėjo jau nuo Erodo, kuris turėjo didžiausią savo laikų stebėjimo sistemą. Ir kaip kas nors, kas priešinosi jam, ar jo režimui, buvo tempiamas gatvėmis ir žalojamas. Taigi, Martinai, kur visi šie dalykai prasidėjo? Taip, nes tai nauja pasaulio tvarka, nauja idėja, kuri ką tik buvo įgyvendinta. Kiekvienas popiežius
apie tai kalbėjo per pastaruosius kelius metus, nuo 1962 metų, Vatikano antrojo suvažiavimo. Pažvelkime į situaciją net iš tų, kurie nepatenkinti tuo, kas vyksta katalikybėje, net katalikų sluoksniuose. Taip, jie yra katalikai, jie yra Romos katalikai, taip konservatyvesni, norintis senosios katalikų bažnyčios iki Vatikano suvažiavimų bažnyčios. Paklausykime, ką jie sako. Kodėl popiežius Pranciškus jiems padeda? Pagaliau pasirodo trūkstama grandis, naujas vaizdo įrašas apie Klausą Švabą iš Pasaulio ekonomikos forumo, kuris sujungia taškus tarp katalikų bažnyčios revoliucijos prieš 60 metų ir didžiojo atkūrimo. Kodėl jie atsikratė popiežius Benedikto ir pasodino Jose Mario Bergoglio į Šventojo Petro kėdę ir koks ryšys tarp šių dienų pasaulinio karantino ir keistos vidurnakčio ceremonijos, kuri įvyko maždaug prieš 55 metus giliai katakombose po Romos gatvėmis. 92 metų tėvas Luigi Batazzi yra paskutinis žinomas išgyvenęs slaptą paktą, kuris, pasak ekspertų, galėjo turėti įtakos popiežiui Pranciškui. Prieš 50 metų per Vatikano antrą suvažiavimą katalikų vyskupas pasirašė šioje pagrindinėje Romos bažnyčioje pavadintas katakombų paktų. Jis privertė sukurti varganą bažnyčią vargšams. Tos pačios bažnyčios popiežius Pranciškus sako nori šiandien. Aš visada sakau, kad popiežius Pranciškus yra naujas katakombų paktas. Ir jie nusprendžia, pavyzdžiui, atsisakyti vadintis eminencija monsinjoru. Jie nori būti vadinami kaip tėvas ir galime pasakyti, pavyzdžiui, kad jie nusprendžia atsisakyti visų ženklų. Gerai. O kai sakau ženklų, tai reiškia tokie kaip kryžiai, žiedai, taip. Tai akivaizdžiai apėmė popiežiaus tiaros ar karūnos, popiežiaus valdančios valdžios simbolio panaikinimą, kuris viešpatauja 1000 metų, nuo 1103 iki 1963 metų popiežiaus karūnavimo metu. Popiežiui ant galvos buvo iškilmingai uždėta popiežiaus tiara. Popiežius Paulius VI buvo karūnuotas, jis buvo neinauguruotas, o karūnuotas. Ir jie atsikratė tos monarchijos institucijos visais lygmenimis katalikų konfesinėse valstybėse 100 metų prieš tai. Ir galiausiai atsikratė minties karūnuoti popiežių. Jis nebebuvo monarchas, jis buvo labiau panašus į prezidentą, būtent ten, kur jie to norėjo. Todėl 1964 metais popiežius Paulius VI atsisako tos karūnos ir popiežiai nuo to laiko niekada nebuvo karūnuojami. Ir po jo mūšių dabar kalbame apie Pranciškų. Po masinės inauguracijos 15 metais jis pasakė, kad nori vargšų bažnyčios vargšams. Prisimenate tai, kaip aš norėčiau vargšų bažnyčios vargšams. Citata. Darysime viską, kad už mūsų vyriausybę ir viešasias paslaugas atsakingi asmenys priimtų ir įgyvendintų įstatymus, struktūras ir socialinės institucijas, kurių reikalauja teisingumas ir labdara, lygybė, harmonija ir visapusiškai vykstant visus vyrus ir moteris, vystant vyrus ir moteris, tokiu būdu paskatinti kitos naujos visuomeninės santvarkos atėjimą, citatos pabaiga. Taip pat žinomas kaip naujoji pasaulio tvarka. Viskupas Helderis Kamara, save identifikuojantis socialistas, arkiviskupas iš Brazilijos, kurį Pranciškus 2015 metais paskelbė Dievo tarnu. Jis yra vieno Jorge Mario Bergoglio pavyzdys. Tai buvo arkiviskupas Kamara, kuris 1965 metais lapkričio 16 dieną nuvedė 42 įtakingus patarėjus viskupus į katakombas pasirašyti katakombų pakto. Šiek tiek daugiau apie tai. Jie taip pat leido daryti spaudimą tarptautinėms organizacijoms, kurios padėtų pakeisti ekonominės struktūras, kurios jų teigimu išnaudoja vargšus. Tai visi punktai, kurie nepaprastai panašus į popiežiaus Pranciškaus šiandienos bažnyčios darbotvarkę. Jis turi dar vieną tašką savo gyvenimo aprašyme. Jis padarė didelį įtaką jaunam Klausui Švabui. Pateikiu jums vieną pavyzdį, kuris man tikriausiai buvo lemiamas mano gyvenimo momentas. Pirmą kartą keliavau į Braziliją, sutikau kunigą, kuris tuo metu buvo žinomas kaip vargšų kunigas. Jo vardas buvo Donas vyresnysis Kamara. Ir jis atvedė mane į Resifes Farvelijas. Ir aš buvau toks sukrėstas. Ir aš pasakiau,
Aš turiu pakviesti šį vyskupą į Davosą, kad pasakytų žmonėms, kas yra skurdas. Todėl pakviečiau jį į metinį susirinkimą Davose. Bet kartais grįžęs į Šveicariją sužinojau, kad iš tikrųjų jam tuo metu Šveicarijoje buvo uždrausta kalbėti, nes jis buvo laikomas komunistu. Ir aš pasakiau, tai man išbandymui. Greit pastebėjau, kad daugelis kompanijų man pasakė, jei pakviesi šitą žmogų, kuris taip nusiteikęs prieš verslą, mes į Davosą daugiau netvyksime. Ir čia aš turėjau laikytis savo vertybių. Taip. Net ir rizikuodamas, kad turėčiau netekti pasaulio ekonomikos forumo. Oho. Bet labai gerai sekėsi, turiu pasakyti, Davose publika jo klausosi ir jie taip pat žavėjosi spaudimu tarptautinėms organizacijoms padėti pakeisti ekonominės struktūras, kurios jų teigimu išnaudoja vargšus. Tai visi punktai, kurie nepaprastai panašus į popiežiaus Pranciškaus šiandieninę bažnyčios darbotvarkę. Tai ta pati revoliucija. Iš tikrųjų, tai tie patys žaidėjai. Didysis atstatymas iš tikrųjų buvo išperintas katakombose po Romos gatvėmis, pasibaigus antrajam Vatikano suvažiavimui 65 metais, kuriam prireikė šiek tiek laiko, kol politinių požiūrių jis tapo toks, koks yra dabar. Bet tai tas pats judėjimas. Martinai, tai iš tikrųjų kilę iš šiek tiek ankstesnio žodžio rerum novarum, naujovės, katalikų socialinė doktrina. Pasaulis turi būti pertvarkytas. Taigi, ką dabar matome, tai pasaulio ekonomikos forumas yra ne kas kita, kaip organizacija, kuri vadovaus popiežiaus darbotvarkiai. Taip. Ir tai yra žaizdos gyjimo dalis. Iki pat Vatikano antrojo suvažiavimo popiežyje ir likęs religinis pasaulis, ypač protestantizmas, buvo pasidalyję. Popiežyje buvo laikoma antikristu, tai buvo nustatyta reformatorių. Tas vaizdas turėjo pasikeisti ir todėl ji įgavo chameleono pavidalą, pakeitė savo spalvas ir nuėjo po žemę į katakombas. Ir sudarė šį vadinamąjį paktą, kuris iš tikrųjų yra plano dalis. Seniai, nes velnės nėra susiskaldęs prieš save. Todėl ši antikristo sistema turėjo išpopuliarėti pasaulyje ir nusimesti senąjį įvaizdį, kurį ji turėjo. Taigi ši valdančioji valdžia, šis monsinjoras, šis ultramontanistas turėjo būti vertinamas kaip žmonių žmogus. Ir nebėra ta valdančioji valdžia, kuri praeityje valdė pasaulį su tironija. Todėl jį pakeitė savo požiūrį, bet po juo, po apačia vis dar veikiantys gyvatės nuodai. Davos pasaulio ekonomikos forumas yra ne kas kita, kaip popiežijos planas atgauti savo valdžią. Taip. Ir pasaulis atiduos savo valdžią, savo galią žvėriui. Taigi, Martinai, mūsų politikos dalis yra prisijimti charakterį, kuris geriausiai įgyvendins jos tikslą. Tačiau po permainingą chameleono išvaizdą jis slepia nepermainingą gyvatės nuodą. Ji yra antikristas šiandien. Ji buvo praeityje ir ji eis į pražūtį. O tie, kurie susivienyje, protestantai, žvėris ir netikras pranašas bus įmesti į ugnies ežerą. Martinai, ar nori atsidurti ugnies ežere? Aš tikrai ne, bet liūdna būsena, kad mūsų žmonės, kurie turi šią knygą ir visas šias knygas, pranašystės dvasios knygas, ir turite Bibliją, kai ši knyga mums patvirtina šią pranašystę, jie pasuks atgal ir sakys ne. Gerai, paimkime dar vieną dalyką. Kai pasaulis suteiks galę žvėriui, tai reiškia, kad žvėris vėl valdo. Ji bus kaip ji buvo viduramžiais. Ar mes matome, kad ji nori persekioti ir kontroliuoti? O, privalai tiesiog prisiminti. Dabar tai maži
technologiniai priedai ir dabar tavo protas daro tai, kas nedera, kas tau nutiks? Tau pirmiausia trenks per pirštus. Būsite persekiojami, taip. Taigi, paskelbkime tą žinią. Nepriimkite žvėrės ženklo, nesivaikykite sistemos, tai demoniška. Ji yra iš pragaro bedugnės. Bet Dievo karalystė nesudrebės, nes pragaro vartai jos nenugalės. Stovėkite viešpaties pusėje ir laikykitės Dievo įsakymų. Laikykitės Jėzaus liudijimo ir atsisakykite sistemos, kuri yra iš kito šaltinio. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, Tu numatei visus šios dalykus, kurie vyksta prieš mūsų akis. Ir žmonės tiki melu ir seka sistemą. Padėk mums suprasti, duok mums akių tepalą, kad mes matytume. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.